Kinija Brazilija paniškai sureagavo po to, kai Trumpas nusitaikė į PCC ir CV. Nes Pekino reakcija šį penktadienį 2026 m. gegužės 29 d. parodė, kad amerikiečių sprendimas paveikė kur kas daugiau nei dvi nusikalstamas grupuotės. Marcas Rubijus Trumpo vyriausybėje priartino Primeiro Comando da Capital ir Comando Vermelho prie JAV teroristinės klasifikacijos. O Kinija skubėjo kalbėti apie nesikišimą, suverenitetą ir pagarbą kitų šalių vidaus reikalams. Tačiau Vašingtono paskelbtas taikinys nebuvo Brazilija. Taikinys buvo grupuotės, kurios išaugo, praturtėjo, peržengė sienas ir ėmė kelti grėsmę regioniniam saugumui. Ką nori apsaugoti Pekinas? Kodėl Kinija taip greitai sureagavo? Taip Lula paaiškins šį nepasitenkinimą, kai Trumpas nukreipė dėmesį į organizuotą nusikalstamumą. Tuoj viską papasakosiu. Jei tau patinka toks tiesus ir be užuolankų turinys, apsvarsty galimybę užsiprenumeruoti, nes čia tokie vaizdo įrašai būna kasdien. Kinijos reakcija nuskambėjo iš Kinijos užsienio reikalų ministerijos. Atstovė spaudai Mao Ning pareiškė, kad Pekinas laikosi principo nesikišti į kitų šalių vidaus reikalus, kai jos buvo paklausta apie JAV sprendimą prieš PCC ir CV. Ši frazė diplomatinėje kalboje atrodo įprasta, tačiau šiuo metu ji turi didelę reikšmę. Kinija nekomentavo aukų klausimo. Apie pinigų plovimą, narkotikų kontrabandos kelius ar smurtą prieš policininkus. Ji pasirinko kalbėti apie suverenitetą būtent tuo metu, kai Vašingtonas nusprendė smogti šių organizacijų finansiniai ir tarptautiniai veiklai. Jungtinių valstijų sprendimas buvo paskelbtas 2026 m. gegužės 28 d. Valstybės departamentas pranešė, kad PCC ir CV bus laikomos užsienio teroristinėmis organizacijomis nuo birželio 5 dienos. Prieš tai abi grupuotės jau buvo įtrauktos į specialiai paskirtų pasaulinių teroristų sąrašą. Iš esmės tokia priemonė padidina riziką tiems, kurie perveda pinigus, palengvina sandorius, padeda paramos tinklams ar palaiko bet kokius ryšius su šiomis grupuotėmis. Trumpas ne tik kalbėjo, jis darė realų spaudimą grupuočių pinigams, logistikai ir tarptautiniams kontaktams. Marcas Rubijus pateisino šią priemonę sakydamas, kad PCC ir CV yra tarp pačių smurtiniausių nusikalstamų organizacijų Brazilijoje. Turėdamos tūkstančius narių, išpolius prieš policijos pareigūnus ir civilius, be to neteisėtus tinklus, kurie peržengia Brazilijos teritoriją, šis aspektas paaiškina nedvingumą Brazilijoje ir Pekine. Brazilijos vyriausybė jau kurį laiką bandė išvengti tokios klasifikacijos. Brazilijos prezidentūroje buvo nerimaujama, kad terorizmo etiketė sudarytų sąlygas JAV imtis griežtesnių priemonių prieš asmenis, įmonės, bankus ar struktūras, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su šiomis tinklais. Celso Amorim bandė nustatyti ribas šiai temai, sakydamas, kad bendradarbiavimas kovojant su pinigų plovimu ir ginklo kontrabanda yra priimtinas, tačiau bet koks pretekstas intervencijai būtų nepriimtinas. Užuot šventęs puolimą prieš grupuotės, vyriausybė skubėjo statyti politinę užkardą prieš Trumpą. Būtent čia pasirodo Kinija. Pekinas pamatė galimybę perduoti Lulai pasakojimą, kuris labiausiai patinka PTT, kad Brazilijai grasina užsienio galybė. Tik ši interpretacija slepia pagrindinį faktą. Trumpas neįvardijo Brazilijos kaip grėsmės. Trumpas taikėsi į PCC ir CV. Kairiečiai bando sumaišyti šiuos du dalykus, nes jiems reikia paversti spaudimą nusikaltėliams išpoliu prieš nacionalinį suverenumą. Šis manevras nukreipė dėmesį nuo grupuočių ir perkelė diskusiją į ideologinį lauką. Kinija laimi dėl tokios reakcijos, nes ji pristato save kaip Brazilijos gynėja nuo Vašingtono, sustiprina savo kaip pasaulio pietų partnerės įvaizdį ir sukuria kontrastą su Jungtinėmis valstijomis. Tačiau šiame žingsnėje nėra jokio nekaltumo. Brazilija yra strategiškai svarbi Pekinui žemės ūkyje, mineraluose, energetikoje, uostuose, technologijose, infrastruktūroje ir BRICS grupėje. 2025 metais prekyba tarp Brazilijos ir Kinijos pasiekė $171 milijardą, o Kinija sudarė 27,2% Brazilijos prekybos srauto. Kas turi tokį svorį, nereaguoja iš mandagumo, reaguoja dėl interesų. Mauro Vieiros vizitas į Kiniją dar labiau padidina šio atvejo politinę svarbą.
Brazilijos užsienio reikalų ministras lankysis Pekine nuo 2026 m. gegužės 31 iki birželio 2 dienos Wang Yi kvietimu naujam Brazilijos ir Kinijos išsamaus strateginio dialogo etapui. Sutapimas yra reikšmingas. Trumpas spaudžia PCC ir CV. Rubijus iškelia Brazilijos organizuotą nusikalstamumą į tarptautinę areną. Ir Lulos užsienio reikalų ministras vyksta į Pekiną būtent tada, kai Kinija skelbia apie nesikišimo retoriką. Kinijos reakcija taip pat atskleidžia baimę prarasti įtaką Lotynų Amerikoje. Trumpo vyriausybė kartelius, grupuotės ir narkotikų prekybos tinklus traktuoja kaip grėsmę nacionaliniam saugumui. Ši kryptis jau buvo taikyta prieš tokias grupuotės kaip Trem de Aragua ir MS-13, o dabar pasiekė ir Braziliją. Pekinui tai yra blogai, nes didina Jungtinių valstijų buvimą regione, kuriame Kinija nori plėsti savo ekonominę ir diplomatinę įtaką, nesusidurdama su amerikiečių priežiūra uostuose, maršrutuose, bankuose ir logistikos tinkluose. Pats iškalbingiausias dalykas yra tas, kad Kinija neužginčijo šių grupuočių smurto istorijos. Ji nepasakė, kad PCC ir CV yra nereikšmingos grupės. Ji nepaneigė, kad šios grupuotės turi tarptautinių atšakų. Ji nesigilino į Rubio kaltinimų esmę. Pekinas pasirinko kritikuoti amerikiečių metodus. Tai rodo, kad didžiausias nepasitenkinimas kyla ne dėl organizuoto nusikalstamumo apibūdinimo. Jis kyla dėl galios, kurią Trumpas įgyja, priskirdamas šiuos tinklus prie pasaulinės grėsmės. Buvome atsidūrę sudėtingoje situacijoje. Kinijos reakcija Trumpo nesusilpnina. Ji parodo, kad Trumpas paspaudė ten, kur reikia. Petistų naratyvas bando pateikti šį atvejį kaip intervencijos riziką. Tačiau paprastas brazilas mato, kaip grupuotės užvaldo teritorijas, plečia įtaką, suka pinigus, grasina valdžios atstovams ir kerta sienas. Kai didžioji valstybė nusprendžia tai traktuoti kaip tarptautinę grėsmę, rimtos vyriausybės natūrali reakcija turėtų būti tvirta bendradarbiavimo pozicija su nacionalinė kontrolė ir apčiuopiamais rezultatais. Problema tas, kad PT verčiau paverčia šią temą tribūną prieš Trumpą. Tokia laikysena taip pat atskleidžia seną prieštaravimą. Lulos vyriausybė priima Kinijos buvimą prekyboje, infrastruktūroje, diplomatijoje ir tarptautiniuose forumuose kaip strateginė partnerystė. Tačiau, kai Jungtinės valstijos įsitraukė į saugumo klausimus, siekdamos daryti spaudimą grupuotėms, Brazilijos prezidentūra įjungė suvereniteto pavojaus signalą. Skirtingas požiūris rodo, kad žodis suverenitetas dažnai tampa įrankiu. Jis naudojamas stabdyti Vašingtoną, tačiau retai pasirodo su tokia pačia jėga, kai Pekinas plečia savo įtaką Brazilijoje. Kinija žino, kad žodis terorizmas pakeičia žaidimo taisyklės. Bankai pradeda žiūrėti atsargiau, įmonės vengia rizikos, tarpininkai lieka pažeidžiami, valdžios institucijos turi reaguoti, tarptautiniai partneriai reikalauja paaiškinimo. Štai kodėl kyla diplomatinė panika. Tai nėra tik žodžių kova. Tai galimybė, kad Brazilijos organizuotas nusikalstamumas būtų laikomas pasaulinio tinklo dalimi, turinčia pasiekmių, kurių planalto politinė valdžia negali kontroliuoti. Kitas skyrius bus apie pinigus ir diplomatiją. Klasifikacija įsigalios birželio 5 diena ir nuo tada bet koks finansinis ryšys su šiomis grupuotėmis sukels daugiau baimės, daugiau stebėjimo ir didesnės išlaidas. Tuo tarpu Lula turės Mauro Vieira Pekine. Kinija kalbės apie nesikišimą, o Trumpas naudos Amerikos aparatą, kad nusitaikytų į PCC ir CV. Aš esu Milsonas Aliusas, internacionalistas, ir mano tikslas kasdien suteikti tau patikimą informaciją. Naujienų nuorodos yra vaizdo įrašo aprašyme. Paspausk patinka šiam vaizdo įrašui, užsiprenumeruok kanalą ir pabaigoje peržiūrėk komentarus, kad dar labiau įsitrauktum į Milsono Alveso bendruomenę.